Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko vieša diskusija Ukrainiečių diaspora Šiauliuose – aktualijos, problemos, sprendimai. Diskusijos organizatorius Lietuvos Respublikos Seimo narys Stasys Tumėnas ir jo komanda. Šiuo metu Lietuvoje gyvena apie 90 000 karo pabėgėlių iš Ukrainos. Nors dažnai girdime apie įvairias programas padėsiančias ukrainiečiams geriau integruotis mūsų šalyje, dažnas sako vis dėlto susiduriantis su įvairiomis problemomis. Nežino, kur kreiptis vienokio ar kitokio klausimu. Dėl to kreiptis ir į Seimo narį Stasį Tumėną pagalbos. Kodėl įvyksta nesusikalbėjimai ar reikiama informacija nepasiekia ukrainiečių, įvardijama kaip prasta komunikacija. Į mano Seimo nario biurą kreipiasi dažnai ukrainiečiai, kuriems yra visokiausių problemų. Tiesiog trūksta bendravimo, nėra susikalbėjimo kartais. Tai ir šiandien nutarėm suorganizuoti tokį diskusiją, pokalbį, kurį pavadinom Ukrainiečių diaspora, aktualijos, problemos ir sprendimo būdai. Tai ir pakvietėme įvairių savivaldybės ir valstybės institucijų atstovus, migracijos departamento, sodros, užimtumo tarnybos, socialinių išmokų, kompensacijų skyriaus, švietimo skyriaus atstovus, kurie, manau, su kuriais šiandien ir aptarsim tas problemas. Tikimės, kad jie ukrainiečiams atsakys į jų keliamas įvairias problemas. Ir šitas pokalbis bus visiems naudingas. Основная наша проблема – отсутствие коммуникации. Pagrindinė mūsų problema – komunikacija tarp ukrainiečių ir valdiškų institucijų, todėl mes ir kreipėmės į Tumėną. И поэтому мы и обратились к Туменасу. Seimo narį stebina tai, kad pernai buvo skirta 790 000 eurų organizuoti lietuvių kalbos kursus. Tačiau 311 000 eurų sugrįžo į biudžetą, nes jų niekas nepanaudojo. Dažniausiai kreipiasi švietimo, kadangi, kaip žinom, yra nemažai, apie 400 ukrainiečių vaikų Šiauliuose yra, jie turi kažkur mokytis, lengviausia juos integruoti į Šiaulių progimnazijas, gimnazijas, bet ukrainiečiai patys nenori, jie steigia nori savo sistemą tą išsaugoti švietimo. Ir antras dalykas svarbus, kaip reikia siekti, kad jie išmoktų kalbėti lietuviškai. Ir keista, bet čia yra didelės problemos. Pavyzdžiui, pernai buvo skirta apie 790 000 šitiems poreikiams patenkinti ir organizuoti kursams. Tačiau 311 000 sugrįžo į biudžetą, nes jų nepanaudojo niekas. Vadinasi, nėra komunikacijos tarp švietimo skyriaus, tarp ukrainiečių bendruomenių veikiančių Šiauliuose. Ukrainiečiai kreipėsi dėl įvairių problemų. Tai ir migracijos, leidimo gyventi, įvairių dokumentų pildymas, pridavimas įvairių išmokų, kompensacijų gavimo, registracijos užimtumo tarnyboje klausimais. Pas mus kreipiasi su visokiamis problemomis. Dabar pagrindinė problema tai yra emigracija dėl laikino pragyvenimo čia Lietuvoje, nes yra neaiškumai, yra daug klausimų emigracijos tarnybai ir laukiame iš jų atsakymų, kas liečia ukrainiečių. Nes dabar duoda laikinai gyventi iki tik tais 24 metų kovo mėnesį ir naujai atvykusiems. Ir ar bus tas pratęsimas laikino apgyvendinimo ukrainiečių, ar laukia kažkokius kitus variantus. Pagrinde mes gauname atsakymus, problema yra kita, mes ne visada žinome, kur kreiptis. Migracijos problemos, dokumentų išdavimas, pildymas, pateikimo laikas, atsakymo gavimas. Сроки, какие документы, вот эти вот все нюансы. Социальные оформления. Taip pat socialinės problemos, kompensacija už butą, komunalinius mokesčius. Ne visada žmonės supranta, ką duoda registracija užimtumo tarnyboje. Ukrainiečių integracijos centras Malva, garsėjantis kaip pavyzdinė ukrainiečių integracija Šiauliuose, sako, kad bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis, kurios visada suteikia reikalingą informaciją.
Mes kiekvieną mėnesį bendradarbiaujam su Šiaulių savivaldybė administracija ir su visom kitom įstaigom online. Pas mumis susitikimas vyksta kaip rytinis posėdis ir apkalbam visas situacijas, kas vyksta ir kaip vyksta. Ir per tą laikotarpį mes vienintelė mūsų organizacija, kuri dalyvauja. Daugiau kitų organizacijų mes net ir nematėme. Jau metai daugiau negu metai.